Vakaras jūsų dėmesio vaizdas iš Alytaus miesto stadionas, kur vyks 16-finalio etapo rungtynės tarp šeimininkų Alytaus Dainavos futbolininkų, jų varžovas Kauno rajono Hegelman komanda. Didėja, taigi toks vartininkas. Dabar Hegelman komandos ataka ir Mickevičius. Tuikas. Dar viena Hegelman ataka ir rezultatas pagal vidutiniškai pelnomų įvarčių kiekį A lygoje. Leo Ribeiro, jos smūgis ir sugebėjo praeiti antrą etapą. Tada Dainava žaidė pirmoje lygoje ir jie startavo su visomis kitomis komandomis, kurios žaidžia ne A lygoje. Kauno pirmojo etapo, čia šansas ir Maiklas Tuikas galiausiai muša tą įvartį, nors kamuolys atrodė nenori skrieti į vartus. Iš pradžių įspūdingai Dainava apsigynė, bet Maiklas Tuikas gali džiūgauti su komandos draugais savo pirmuoju šio sezono įvarčiu. Ir jo labai reikėjo Brazilui. Sarmalas daug gerbės. Perdamas į kraštą Popescu. Mėgsta tokius smūgius Patrikas. Klaudijus Upstas. Dar vienas bandymas. Kūrė galybę progų. Klaudijus Upstas matome čia. Pasisveikina su Andriumi Skerla. Kamuoliu leidžia šių rungtynių svečiai. Čia nepavyksta išmušti kamuolio ir Denisas Bošnekas muša antrąjį įvartį. Klysta Alytaus Dainava ir čia jau visiškas nesusikalbėjimas tarp Airido Mickevičiaus ir ten panašu Maksimas Maksimenko buvo. Denisas Bošnekas laiku ir vietoje pasinaudoja. Na, ta situacija. Du pešėsi ir momentų nebuvo. Hegelman vartų dabar yra šansas. Bėga dabar ir Bartolovskis, bėga ir Čibukenvosu ir Levanas Mačarašvilis. Gauna geltoną kortelę, bet Armalo baudos aikštelėje jau nėra, bet Dainava štai taip. Aišku, atitinkamo kortelių kiek yra praleidžiamas rungtynės, čia smūgis. Ir tai yra viskas. Galima sveikinti Kauno rajono Hegelman komandą su kelialapiu į Pro LFF taurės aštuntfinalio etapą. Na, o Alytaus Dainava savo pasirodymą taurėje antrus metus iš eilės baigia tame pačiame etape. Ir tas etapas yra 16-finalis.